Veliuona pilis virš Nemuno. Aukštai virš Nemuno apsupti ramaus vakarų Lietuvos kraštovaizdžio stūkso senieji Veliuonos piliakalniai. Šiandien čia ramu. Nemunas lėtai vingioja slėnių, kalvos skendi žalumoje, o Veliuonos miestelis, regis, yra labai toli nuo viduramžių kovų ir karų. Tačiau daugiau kaip prieš 600 metų čia buvo Lietuvos pasienis. 13 ir 14 amžiuje Nemunas buvo ne tik upė. Tai buvo vienas svarbiausių kelių į Lietuvos gilumą, todėl prie jo stovėjusios pilys sudarė gynybinę sistemą, saugojusią kraštą nuo kryžiuočių ordino. Veliuona seniausiuose šaltiniuose minima Junigėdos vardu. Tapo vienas svarbiausių lietuvių tvirtovių prie Nemuno. Ant šių aukštumų stovėjo medinė pilis saugoma stačių šlaitų, pylimų ir gynybinių griovių. Kryžiuočiai ją puolė ne kartą. Pilis buvo deginama, atstatoma ir vėl puolama. Vien tik tarp 1291 ir 1319 metų kryžiuočių ordinas surengė ne vieną žygį prieš šią tvirtovę, tačiau jos užimti nepavyko. Šių kovų pėdsakus Veliuonos žemė saugo iki šiol. Vienas piliakalnių vadinamas Gedimino kapų. Sena tradicija pasakoja, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas žuvo netoli Veliuonos, kovodamas su kryžiuočiais. Ar Gediminas iš tiesų žuvo būtent čia? Nėra patikimai nustatyta, o tikroji jo palaidojimo vieta nežinoma. Tačiau ši legenda per šimtmečius tapo neatsiejama Veliuonos istorijos dalimi. Greta iškyla kitas piliakalnis, šiandien vadinamas Ramybės kalnu. Jo ramus pavadinimas keistai kontrastuoja su tuo, ką šios aukštumos matė prieš daugelį šimtmečių. Archeologiniai tyrinėjimai čia atskleidė sudegusių pastatų liekanas, ginklų fragmentus, arbaletų strėlių, antgalius, įrankius ir kasdienio gyvenimo daiktus, nebylius žmonių gyvenusių ir gynusių šią vietą liudininkus. Po Žalgirio mūšio 1410 metais kryžiuočių ordino grėsmė pradėjo trauktis. 1411 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Veliuonoje pastatydino naują pilį, o pati Veliuona vėliau tapo svarbia Lietuvos ir Lenkijos valdovų bei kryžiuočių ordino susitikimų ir derybų vieta. Medinių įtvirtinimų seniai nebėra. Nebėra ir juos gynusių karių. Tačiau kalvos liko. O žvelgiant į jas iš aukštai, iki tolumoje vingioja Nemunas, nesunku suprasti, kodėl ši vieta kadaise buvo tokia svarbi. Veliuona tai ne vien gražus Lietuvos kraštovaizdis. Tai išlikusi mūsų viduramžių istorijos dalis. Vieta, kur virš Nemuno krantų iki šiol susitinka istorija, legenda ir laikas.